Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, mėlyjei. Labas rytas. Jūs Oi, matyti, girdėti ir jausti. Įsijunkit kameras. Va, daug smagiau bendrauti, kaip įjungtos kameros, nors aš... Labą dieną. Labas, Loreta. Aš čia. Aha, gerai, aš truputį čia visi pajungt turėsiu žmogeliukus. Kas prisijungs? Gerai. Tai ką, mėlyjei? Labas rytas. Labas rytas visiems. Labas rytas, labas rytas, Labas rytas. labas rytas, Labas rytas. labas rytas. Tai ką, labai smagu vėl susimatyti. Vis tengiuosi, kad kas porą savaičių mes susitiktumėm, pabendrautumėm ir apsijungtumėm į bendrą sąmonės lauką, į bendrą kanalą. Žinote, jeigu jums kokių klausimų kils, jūs tiesiog parašykite arba tiesiog paspauskite mikrofoną ir galite manęs paklausti būtent apie ką kalbėsime, ar šiaip kas vyksta jūsų gyvenime, kad tiesiog būtų truputuką aiškiau, kas vyksta struktūrose jūsų ir linko šiuo metu veda jūs jūsų pačių suvokimai. Aha, tuoj dar išjungsiu čia, gerai, viskas tvarkoj. Tai žinote, gyvename mes dabar tokiam nuostabiam laikotarpyje, tiek visokiausių nuostabių dalykų vyksta ir tas laikotarpis vadinamas ar ne užtemimo koridoriumi. Ir jis išties ar ne labai daug atveria žmonėse, labai daug atveria gylio, matymo, jeigu žmogus geba sąmoningai matyti savyje tai, kas vyksta jo gyvenime. Tai matymas yra toksai, ar ne, įjungiu. Matymas yra toksai, kad per šitą laikotarpį, vis jungiasi žmonės ir negaliu padaryti, kad automatiškai prisijungtų. Ir žinote, tame laikotarpį iškelia viską mumise, iškelia visus mūsų šešėlius, iškelia ar ne tai, kas mums dar trukdo realiai gyventi darnoje su savimi. Ir tai yra nuostabu, nes būtent planetos taip ir veikia. Mes, kai gebame su planetomis apsijungti, mes ar ne su jom veikiame per vieną bendrą dažnį tuo metu, ar ne, kurioje dalyje ta planeta yra. O šitie užtemimo koridoriai, jie veikia visai kitaip ir jie iškelia žmonėse tiek šešėlius, tiek tam nepradirbtus dalykus ir tiek žmogus gali atsiverti begalę galimybių. Būtent tame laikotarpį gali būti labai daug kūrybos, žmogus gali tą kūrybą priimti labai darniai tyloje ir jinai yra labai kokybiška, nes dėl ko tai vyksta, nes atsiveria per tylos dažnį ir būtent per tą dažnį įeina aukštesnių sąmonių sluoksnių veikimas mūsų materijoje. Kaip ir sakiau, ar ne, jeigu kyla klausimų, tai jūs arba parašykite, arba įsijunkite mikrofoną, aš pasakysiu, kada ar ne galite klausti. Tai šiandieną man labai norėtųsi truputuką pakalbėti apie visą mūsų globalų virsmą. Kaip ir sakiau, ar ne, kad būtų mūsų viduje harmonija, kad būtų mūsų gyvenimas tekėtų toj tekmėje, mūsų struktūra, jinai turi veikti tolygiai. Jinai turi veikti, reiškia, suharmonizuotai. Jeigu mūsų sistema nėra suharmonizuota, tai reiškia, mūsų mintis yra vienur, reiškia, mūsų emocija, veiksmas ar ne, elgesys yra kitur, tai mūsų sistema neveikia per balansą ir per harmoniją. Jinai veikia per disbalansą. Nes visa ko, kai šiandien atsisėdau, labai man aiškiai parodė, ar ne, ta mūsų mintis yra išties sėkla mūsų emocijai realiai, bet žmogaus emocija, reiškiasi, žmogų valdo, jinai valdo ir jeigu mintis ateina iš kažkokio tai sluoksnio, kur žmogus galbūt nenori matyti arba jam nepatinka, tai jis gali arba ignoruoti, arba suaktyvinti, tada veikia jo emocija. Ir tada, aišku, vyksta tolimesni grandininiai veiksmai. O kas toliau vyksta? Žiūrėkit dabar, kai žmogus būna be minčių.
Vieni gali suprasti, kad be minčių gyventi yra blogai, o aš suvokiu tai, kad būtent be minčių yra gyventi labai nuostabu. Kodėl? Todėl, kad mes galime mintis kurti patys, būtent iš to sluoksnio, su kuriuo sąveikaujame šiuo metu. Tai reiškia dabar, jeigu aš sąveikauju didžiąją dalim su savo kosminės sąmonės dalim, tai reiškia, aš kosminės sąmonės mintis ir įleidžiu į savo realybę, į savo kasdienybę. Aha, vis jungiasi ir vis turiu priimti. Ir suprantate, ir taip yra labai unikalu ir autentiška, kai leidžiame mes savo klausyti savęs per savo vidų, būti išties savo ašyje, savo vientisume ir tada mes galime tas mintis kurti. Kai mūsų, reiškiasi, galvoje yra minčių chaosas, tai įsivaizduokite, kaip mūsų sistema gali veikti ir kurti pagal naują mūsų suvokimą. Kadangi Žemėje vyksta didžiulis procesas, apie tai dar pakalbėsiu, ir jeigu ar ne mūsų mintyse yra chaosas, mes negalime, tiesiog neprieina prie mūsų visos struktūros, reiškia prie mūsų struktūros, ką turiu omeny, neprieina mūsų aukščiausi dažniai į mūsų žemiškas dalis, nes mūsų galvoje minčių chaosas. Ir tas minčių chaosas, jisai tiesiog neprileidžia ir mes toliau veikiame iš senos matricos, iš senojo suvokimo ir iš senojo vibracinio atėjimo, kuris ateina ir vis jisai prisitraukia prie mūsų. Bet kai mes leidžiame ar ne savo pabūti ramybėje, tyloje, susiharmonizuoja mūsų struktūra ir mes įleidžiame savo aukštesnius dažnius į savo realų gyvenimą. Va čia akimirką mes apsijungiame visi kartu. Ir jau atsisėdus, aš atsisėdau pusę valandos prieš susitikimą ir tiesiog jaučiu, kaip paduodamas yra srautas. Ir kas paduoda srautą? Dažniausiai paduoda srautą ta mūsų sąmonių dalis, kuri nori šiandien apsijungti su bendruomenės sąmonių dalimis. Šiuo atveju su kosminės sąmonės dalimis. Apsijungia mano kosminė sąmonė, apjungia jūsų jau be 15:09 mano laiku, jūsų be 15:10, jūs galėjote jausti įjungti ir tokį srautą tekėjimo. Kas vyksta toliau pasekoje? Kai mes susijungiame visiškai pilnai su savimi ir mūsų struktūra yra harmonijoje ir balanse, visą laiką mes jaučiame savyje kūrėjo energiją. Visą laiką kūrėjo energija įskleidžia mumyse tuos dažnius, kurie reikalingiausi šituo momentu, kuriuo mes veikiame dabar. Ir žinote, ir yra išties labai dažnai žmogui aš kartoju, kadangi ką matau, kas vyksta, kai dirbu su klientais, žinote, savaitę taip vyksta. Savaitę ateina klientai, dažniausiai būna, vieni ateina santykių tema, kita būna savaitė, ar ne, žmonės ateina kažkokia, tiesiog ateina kažkas su giminės linija, būna reikia sutvarkyti, po to kiti ateina vėl ir ateina dažniausiai visą laiką, mažiausiai 3-5 žmonės, ta tema ir tuo pačiu laikotarpiu yra išnešama ta energija. Ir kaip yra svarbu viską matyti, stebėti, kas yra mūsų lauke. Ir dabar, žinote, suprantate, mūsų Žemėje vyksta labai gilus sąmonės virsmas. Ir šitame laikotarpį jaučiame mes visi, nes keičiasi ar ne vidinis žmogaus suvokimas. Mūsų... Aha, tuo išjungsiu. Reiškia, keičiasi mūsų santykis su kūnu, ar ne, su visa energija ir su visa pačia gyvybė, kurią mes dabar suvokiame. Ir viskas kinta ne tik tai mūsų mentaliniam lygmenyje. Pokytis vyksta visuose sluoksniuose, bet kiek mes gebėsime priimti tų sluoksnių, viskas priklausys nuo mūsų pačių atsiverimo. Ir kas vyksta tada, ar ne, kaip Žemės energetika keičiasi ir ji paliečia mūsų visą struktūrą, visus giliausius sluoksnius.
ar ne, kuriuose yra laikoma, saugoma visa gyvybės informacija, yra, reiškiasi, mūsų potencialas, mūsų galimybės, sąmonės galimybės, kurių mes dar net nepatyrėme, nes mes turime, kuriuos patyrėme iki šio momento, bet yra sluoksniai, kurių mes dar nepatyrėme, ar ne? Ir dabar, kas yra ir šitame judėjime, Žemėje vyksta pokytis, mumyse vyksta jungtis ir mūsų vidinėje struktūroje keičiasi visa tvarka. Kodėl? Todėl, kad keičiasi visoje visatoje, keičiasi Žemėje ir keičiasi mumyse. Ir šiuo laikotarpiu, ar ne, visi jaučiame kartu tiek visatiniai virsmai, tiek Žemėje virsmas, tiek su mumims vyksta virsmas. Ir kaip mes suvokiame mūsų Žemės planetą, ar ne, jinai irgi nėra, mes nesam tik fizinė planeta, mūsų vidus nėra fizinis, ar ne, tik taisi, mes esam daugelis skirtingų sluoksnių ir mūsų planeta, jinai nėra tik tai fizinė. Tai yra gyvas sąmonės laukas, ar ne, kuriame nuolat sąveikauja žmogus, sąveikauja kitos būtybės su mūsų planeta, ar ne. Ir mes gyvename būtent Žemės lauke, kuriame, ar ne, yra sudaryta mūsų materija. Ir tai yra gyvybė, kuri palaiko mūsų ritmą, nes Žemės laukas, ar ne, ir mūsų visa struktūra taip pat yra sudaryta iš tų pačių dalelyčių, kaip ir visata, ar ne, kaip ir viskas, kas yra sukurta matomam ir nematomam pasauliu, mes tų pačių dalių turim begalę skirtingų. Tai vat, ir šiuo metu, ar ne, vyksta kas, mes jaučiame, ar ne, kad Žemėje kinta tam tikri dalykai ir mes jaučiame Žemės kintamumą per savo procesus. Kai mes, ar ne, suvokdami tuos procesus patys kintame ir reiškiasi mūsų sąmonė, keičia būseną, mūsų sąmonė keičia pasirinkimus, kinta mūsų energija, tai ką mes darome, mes taip pat įtakojame visą bendrą Žemės lauką. Ir toliau kas vyksta, ir šio pasekoje mes šiuo metu ką jaučiame, didžiulį kosminį ryšį su viskuom, nes tie procesai, kurie vyksta Žemėje, mumyse, vyksta ir visoje visatoje ir dabar, kas atsiveria, tas kosminis ryšys, mes suvokiame visų planetų ritmus, mes suvokiame kosminę erdvę, mes jaučiame naujus informacinius laukus, ir mes sąmoningai gebėdami ar ne pamatyti, mes priimame, atpažįstame tai, kas vyksta visoje kūrinijoje. Per tą plačią, didžiausią kūrinijos struktūrą mes tai jaučiam. Ir kas toliau darosi, tada atsiveria mumyse gyvybės kodas. Ir tas gyvybės kodas, ar ne, kur dabar būtent rugsėjo 25-27 dienomis, būtent darau apie tai stovyklą. Gyvybės kodas tai nėra tik tai biologinis, ar ne, tas mūsų suvokimas, ar DNR pakeitimas, ne. Tai yra mūsų sąmonės lygmenyje pirminė gyvybinė informacija, kuri turi visiškai pilną vidinę struktūrą. Tai reiškiasi mūsų potencialą, kuris visiškai turi ryšį pilną su kūrėjo energija ir su visa kūrinyje, gali būti ir mūsų visata, ir užvisatinė dalimi. Ir žinote, ir ką turiu omeny, kai mes įeiname į tą pirmą pradį gyvybės kodą, mums atsiveria reiškia vidinė mūsų sąmonės architektūra. Būtent sąmonės architektūra dabar yra jau užbaigta mano knyga, kurią dabar dar paskutinius taškus dėlioju ir keliausinai pas redaktorę. Tai vat, kai pasiekėme tą tašką, tada atsiveria labai daug, o kas, kai atsiveria labai daug žmoguje, tada ką žmogus daro, turi jisai priimti tam tikrus sprendimus, veiksmus, kad galėtų įkūnyti palaipsniui, kas ateina į jo realybę. Ir iš ties, žinote, ir tai yra labai unikalu ir autentiška, bet niekada neįvyks nei vienas procesas be žmogaus žemiškos dalies. Ir kas vyksta toliau, ar ne, kai atsiveriame gyvybės kodui, atsiveria mūsų visa absoliutinė dalis, mūsų absoliutinis suvokimas. Ir kai atsiveria absoliutinis suvokimas, pradeda veikti absoliutinė struktūra.
Kai pradeda veikti absoliutinė struktūra, mes einame vėl visai į kitą dažnį. Galbūt apie absoliutinę struktūrą pasidalinsiu kurį kitą kartą, nes tai yra taip pat labai platu ir jeigu žmogus dar nėra pajautęs absoliutinių dalių, galbūt žmogui ir sunku suvokti, kaip tai gali išties veikti žmogaus realybėje. Nes ką mes patiriame per visą susijungimą, per meditaciją, per kvėpavimą, ką mes patiriame savyje, realiai viskas turi atspindėti mūsų realiame gyvenime. Negali būti, kad ar ne, aš suprantu, aš suvokiu, bet mano gyvenimas visiškai į kitą pusę žiūri. Tada yra tik taisi, aš suprantu, aš turiu žinias, aš turiu informaciją, bet aš čia nesinaudoju. Nes mano gyvenimas parodo, jisai veidrodžiuoja ir spinduliuoja tai, ką aš įkūniju per tą suvokimą. Suprantate, ar ne, apie ką kalbu? Gerai, mielieji, tai turbūt aš tiek šiandieną informacijos ir labai norėčiau, kad jūs užduotumėt klausimų, jeigu jūs jų turite, kol mes keliausime į meditaciją. Užduokit tai, kas ateina tiesiog šiuo metu. Arba parašykit, jeigu kažkas nedrįstat klausti. Ar informacija buvo naudinga? Labai gražiai dabar, kol klausiu jūsų, pradėjo judėti labai energija gražiai ir matau, kaip sąveikauja mūsų pačių sąmonės su žemės lauku. Labai gražiai ir kas susidaro dabar, kaip sąmonės sąveikauja. Šiuo atveju sąveikauja mūsų kosminės sąmonės ir man rodo, reiškiasi mūsų sąmonė kaip žemės tokio dydžio energija ir susidaro begalybė ženklas. Labai fainai, labai graži sąveika vyksta. Ir įsivaizduokite, mūsų dabar kosminės sąmonės sąveikauja, ką jos padaro ar ne, per tą bendrą sąveikavimą mes ar ne, per tą energetinį dažnį mes įnešam į žemės lauką tam tikrus dažnius, o žemės energetika įeina per visą mūsų struktūrą iki pačios kosminės sąmonės. Tai va ta sąveika su planeta, tai su žemės fizinė planeta ir nefizinė planeta. Tai jūs įsivaizduokite, mes taip sąveikaujam ir su visom kitomis planetomis. Ačiū Gražina, tuoj perskaitysiu Gražinos komentarą. Informacija labai naudinga, norėčiau daugiau apie gyvybės kodą. Taip. Gerai, Gražina. Būtent kas domina apie gyvybės kodą, kai žmoguje atsiveria, reiškiasi pirmapradė energija, tada atsiveria gyvybės kodas. Gyvybės kodas tai yra ne vienas kodas, jų yra labai daug. Gyvybės kodas tik tais yra vienas terminas, kuriuo mes atveriame savo pirmapradį dažnį. Per tą pirmapradį dažnį mes atverdami daug skirtingų sluoksnių įkūnijame savo realybėje. O kokie sluoksniai atsiveria priklauso būtent nuo žmogaus sąmonės evoliucijos materijoje. Nes jeigu žmogus ar ne daeina iki gyvybės kodo, tai jis yra išties labai sąmoningas, mato visas savo nesąmoningas dalis ir struktūra jo veikia vienodai. Bet kas atsitinka, žmogus gyvybės kodą gali pajausti ir ne visą laiką sulygiuotoje struktūroje. Jis gali tai pajausti per meditaciją, jis gali tai pajausti per kvėpavimo terapiją ir gali suvibruoti jame. Ir būtent kai suvibruoja jame, gali įsiskleisti viena dalis, ar ne, kažkuri tai jo materijoje, per jo pirmoje eilėje viskas vyksta per mūsų kvantinės dalis, tai per mūsų kvantinę struktūrą, po to ateina į mūsų
reiškia galimybių lauką, atsiprašau, iš pradžio galimybių lauką, paskui į mūsų kvantinės dalis, paskui į mūsų realybės lauką. Ir tada mes įmaterinam, įkūnijam. Ir po to, jeigu žmogus ar ne paprastam gyvenime negeba išlaikyti savo vientisumo, savo vientisos harmoningos struktūros, jisai vėl uždaro tą, bet nereiškia, kad jis uždaro nuolatinai. Žmogaus pasirinkimai ir ketinimas yra viso ko indėlis į gyvybės kodo atverimą. Nes gyvybės kodas tai yra daug, platu. Kai jeigu atsiveria, tai mes atveriame daug galimybių. Bet kiek reiškia žmogus per savo žemišką gyvenimą gebės įkūnyti, priklausys tik nuo pačio žmogaus. Realiai, ar ne, kad išbūti tame ištisai žmogui gal net dar sudėtinga per žemišką kūną. Jisai po truputuką gali tai įkūnyti savo realiame gyvenime, bet kad išbūtame dar turės daug laiko praeiti, kol žmogaus fizinis kūnas gebės būti tame vientisume, būtent su gyvybės kodo energija. Ar atsakiau, Gražina? Čia yra taip pat labai tokia plati informacija ir manau, kad jinai atsivers vis plačiau ir plačiau žmonėse. Kol žmogus nepajus tos energijos, tol bus sunku suvokti, apie ką tai yra, apie ką yra tai žmogui. Ir kai mes jau prieiname ar ne prie tokių suvokimų, analizių, pas mus jau natūraliai smegenys, ar ne, pradeda apdoroti informaciją, mūsų ląstelės, ar ne, ir konkorežinė liauka yra mūsų kaip antenos ir tada pradeda iš subtilios erdvės gaudyti informaciją. Gaudyti kodėl? Todėl, kad jau žemiškos dalis jau įskleidė ketinimą ir norą pažinti tai. Bet viskas priklauso, kaip žmogus realiai gyvena savo gyvenimą. Jeigu žmogus gyvena, reiškia, dar nesąmoningam suvokime, tada jam sunku atpažinti yra. Nes visos tankios energijos, jos atitolina žmogų nuo jo naujų realybių. Nes mūsų nauja realybė būtent yra kuriama per visiškai kitą dažnį. Ir neužsidedant akinius, kad aš to nepatiriu, nejaučiu, bet kaip tik aš pamatau ir aš patiriu nesąmoningus dalykus, atpažįstu ir juos transformuoju ir įleidžiu į savo struktūrą visiškai kitus dažnius, kurie man suteikia vidinę harmoniją ir ramybę. Ir žinote, ir aš manau, kad visi esame tame ir nei vienas žmogus jau nebėra paliktas kažkur tai kitur. Bet kiek žmogus ar ne mirkosi tose savose sultise, priklauso nuo žmogaus. Bet jau visa yra žmonija paliesta šitame etape. Aha, ačiū, Gražina. Dar tai paanalizuosime galbūt ir mūsų mentorystėje. Ir bus stovykla būtent apie gyvybės kodą. Ir dabar labai stipriai teka energija. Tai jeigu dar turite klausimų, klauskite ir keliausime į meditaciją. Gerai, mielieji. Jeigu dabar neturite klausimų, bet turėsite vėliau, tiesiog parašykite. Tai įsitaisykit patogiai. Įsitaisykit patogiai, pakvėpuokim giliau.
Ir dabar ką padarykit, tai pirmoji eilėje pajauskit savo širdį. Pajauskit, kaip jinai išsiplečia ir išsiplečia jūsų širdies energija ir jinai tokio dydžio, kaip jūsų visas biolaukas. Tai yra jūsų širdies tyras dažnis. Ir dabar pajauskite savyje pokytį ir pajauskite sąveiką būtent su savo kosminė sąmonė ir žemės energija. Tai, kas vyko jau prieš, kaip susijungia begalybė, pajauskite tai. Jūsų ryšys yra su jūsų širdimi, jūsų kosminė sąmonė ir žemės lauku. Ir kas įdomiai dabar, ką aš matau dar vieną begalybę. Tai reiškia, begalybė ėjo horizontaliai, aš noriu nusipiešti, reiškia begalybė ėjo horizontaliai su žemės ir kosminė sąmonė. Ir dabar begalybė eina vertikaliai, bet tos begalybės susijungia per centrą. Ir apačioje yra jūsų širdies, netgi įsivardina širdies architektūrą, o viršuje yra gyvybės kodas. Kaip gražiai parodė, dabar nupiešiau, tai reiškia, kaip būtų ar ne gėlytė iš 4 lapų, bet tai yra begalybė ir yra centras. Ir per tą centrą, tą jungtį, yra gyvybinė energija. Labai gražiai vyksta procesas. Ir kas vyksta? Gyvybinė energija, jinai teka į visas dalis, reiškia į visus begalybės taškus. Gyvybinė energija tai yra ar ne mūsų pirminė jėga, kuri laiko, ar ne, kad gyvuotų mūsų kūnai, mūsų sąmonė, kad gyvuotų visa visata, vyksta judėjimas, kūryba. Ir absoliučiai visuminis būties gyvastingumas. Ir dabar galite jausti, kvėpuojant savyje per savo širdį, jausti gyvybinę energiją, jausti žemės lauko energiją,
kosminę sąmonę ir gyvybės kodą. Aš norėčiau tik tai ant didesnio lapo nupiešti, kad jum po to parodyčiau. Būkite dabar tame. Labai gražiai vyksta procesas, o jūs būties momente, šitame momente leiskite savo patirti tai, kas su jum vyksta. Ir kaip ir sakiau, ar ne, iš centro gyvybinė energija, jinai eina per visus sluoksnius, nuo širdies, kosminės sąmonės, žemės lauko ir gyvybinio kodo. Ir dabar ta gyvybinė energija, kai užpildo visas tas dalis visiškai pilnai, jūs galite pajausti tokį išstumimą iš jūsų struktūros, kažkokių dar senų dalių ir atlaisvėjimą visame kūne, visoje struktūrai ir netgi galite jausti būtent žemės lauką. Šiuo metu vyksta procesai mumyse ir žemės lauke, nes mes sąveikaujame visiškai pilnai su mūsų žeme. Ir po to, kai tas procesas vyksta gražiai, ar ne, kas po to vyksta pas mūsų viduje, mes jaučiame energiją, kad mūsų fizinis kūnas, jis yra pajėgus, ištvermingas, priimti tokius aukštus dažnius ir būtent įkūnyti mūsų realiame gyvenime. Ir kai užsipildo gyvybinė energija visos dalys, reiškiasi, tai mūsų gyvybės kodas įteka į mūsų pačias artimiausias dalis, sluoksnius, su kuriais mes įkūnijame tiek savo sąmonių impulsų sklaidą, tiek savo gyvybės kodų dažnį, tiek kūrėjo ir absoliuto siunčiamus impulsus. Šiuo atveju galite dabar stipriai pajausti širdyje, kaip susiaktyvino po gyvybės kodą viduje. Kai kas galit jausti kaip gyvybės kodą, kaip kūrėjo energiją, kaip kas galit jausti kaip savo dvasios mokytoją, kai kas galit jausti kaip savo širdies besąlyginės meilės energiją. Kiekvienas jaučiame skirtingai, nes kiekvienas esame savuose etapuose.
Atsipalaiduokit dar labiau. Atsipalaiduokit ir pradėkit jaust savo centrą, tai reiškia centrą gyvybinę energiją. Nes mūsų centre tos begalybės yra, ar ne, gyvybinė energija. Pradėkim jausti ir kuo stipriau ją jaučiam savyje, tuo labiau mes esam savo ašy, savo centre, savo vidinėje atramoje, natūraliame ryšyje, tiek su žeme, tiek su visu plačiu gyvybės lauku, kuris yra matomas ir nematomas. Atsipalaiduokite dar labiau. Kam sunkiau išjausti gyvybinę energiją, tai pakvėpuokit giliau ir intensyviau. Tada pajausit iš karto. Ne tik deguonies įtekėjimą, ne tik tai pajausit, kaip susiaktyvina ląstelės, bet pajausit gyvybinę energiją. Todėl dažnai kalbu žmogui, kad pats pagrindinis įrankis yra sąmoningas kvėpavimas, suaktyvinti gyvybinės energijos įtekėjimą ir kad gyvybinė energija užkurtų visą žmogaus sistemą, struktūrą. Ne paviršutiniškas, bet sąmoningas kvėpavimas, tikras gyvas kvėpavimas. Ir dabar aš labai gražiai matau, kaip pradėjo suktis, reiškia aplink tą gyvybinės energijos ašį, pradėjo suktis mūsų širdies ar ne ta dalis, kosminės sąmonės dalis, mūsų gyvybės kodo ir žemės lauko. Gyvybės kodą aš matau ar ne vertikaliai viršui, širdies architektūra pačioj, kosminė energija, jeigu iš savo pusės aš matau dešiniai, žemės lauką kairiai matau. Ir dabar įsisuko ta gyvybinė energija, įsisuko mūsų struktūroje. Ir dabar kiekvienas atpažinkite savąją dabartinę būseną. Pajauskite, ką jūs dabar jaučiate šiuo metu. Ir dabar atsivėrė, vėl sustojo tas sukimasis aplink tą ašį gyvybinės energijos. Ir dabar galite pradėti jausti, kaip atsiverinėja jūsų struktūroje, va tiesiog įeidinėja vertikalus ar ne toksai, kaip būtų kanalas, bet tai nėra kanalas. Įeidinėja būtent gyvybės kodų, geometrinės figūros formos. Tai yra sakrali, judanti ir gyva visokiomis formoms įeidinėja. Ir jeigu kažkas neturite matymo, tiesiog būkite tame pojūtyje, kas su jumis vyksta. Nes jausti, kas vyksta kūne, jūs galite. Pojūčiuose ar ne, suvokimai gali ateiti. Tiesiog neturėkite jokio lūkesčio, o atsiverkite savo pilnai. Ir dabar galite pradėti jausti labai stipriai kūrėjo energiją.
kūrėjo energija jinai užpildo ir užtvirtina būtent tas dalis, kurios ateina iš gyvybės kodo. Ir tiesiog suaktyvino, nes žmoguje absoliučiai yra viskas. Tik tais suaktyvina tai arba subtilieji mokytojai, kūrėjas arba absoliutas, arba žmogus pats evoliucionuodamas suaktyvina savyje tam tikras dalis. Šiuo atveju, kadangi įėjo iš gyvybės kodo būtent sakraliniai kodai, kūrėjas tai užpildo energetiką ir suaktyvina. Ir įsivaizduoja, kad net gyvybės kode gali įvykti pokyčiai. Ir vėl aš galiu pasakyti, kad matau turbūt labai į priekį, kad kažkada tai ir įvyks žmonijoje, kai žmonės savo, reiškiasi, gebės sąmonių dalis visiškai pilnai įkūnyti materijoje. Įkūninami materijoje atvers naujus sluoksnius, reiškias pokyčiui į gyvybės kodę. Visa jungtis vyksta būtent per žmogaus materiją. Kodėl reikalinga ar ne ta jungtis, nes kitaip neįgauna įkūnytos prasmės. Kai neįgauna įkūnytos prasmės, yra išeikvojama žmogaus struktūros energetika ir netgi žmogaus fizinės jėgos. Įkūnijimas tai yra labai svarbus žmogaus gyvenime. Įkūnijimas gali vykti labai skirtingai. Kai įeina į žmogaus struktūrą, reiškia kiti dažniai, šiuo atveju gyvybės kodai, per žmogų išsiskleidžia daug skirtingų pojūčių, suvokimų, minčių, sprendimų, visiškai vyksta judėjimas pagal kitą dažnį. Nesvarbu, ką žmogus gyvenime beveiktų, ar jisai būtų pardavėjas, ar jis būtų vadybininkas, ar jis būtų statybininkas, ar būtų valytojas, ar muzikantas, ar dailininkas, nesvarbu, kas jis bebūtų, pas jį kintantis dažnis, jisai, reiškia, kinta per visą struktūrą, tai nuo pat minčių, emocijų, veiksmų ir tai, ką transliuoja žmogus, eina su savo lauku, būtent jau su tuo kitu dažniu. Tai neturi būti, kad žmogus turi būtinai kažką išnešti, kažkokius kosminius dalykus, apie kuriuos daug kas nesupranta. Ne, tai yra dažnių pokytis žmogaus struktūroje. Tai reiškia, kaip ir naujoji matrica, kur jinai yra pirmoji eilėje žmoguje. Ir su ta matrica, kai žmogus keliauja per savo realybę, per savo realybės laukus, nors realybių laukų žmogus gali turėti tikrai ne vieną, gali daug realybės laukų turėti ir turėti tą įkūnijimą ne viename daugiamatinėme sluoksnyje. Ir būtent su tuo veikimu žmogus keliauja per savo materialų pasaulį, tai per savo kasdienybę. Visi paprasti žemiški dalykai, kurie veikia per įkūnytą tiesą, tai reiškia per įkūnytą tyrą tiesą, visi gali būti patys paprasčiausi dalykai, geriant tiesiog arbatą su kažkuom, įnešti didžiulį pokytį į kito žmogaus lauką. Tai reiškia, jeigu jūs šiandieną priimat gyvybės kodą, energetiką,
jų arba kosminė sąmonė susiaktyvina jumyse, jūs išnešate į kito žmogaus lauką tą dažnį. Ir per tą dažnį kitam žmoguje įvyksta taip pat procesas. Nu, tą jau žinome, ar ne? Taip, mėlyjeji, atsiverkite dar labiau, plačiau. Ir dabar galite pasižiūrėti, ar ne, savo lauką, nes jūsų širdis dar ir išsiplėtusi tokiu dydžiu kaip jūsų laukas. Ir galite pasižiūrėti, kas vyksta jūsų lauke. Aš dabar matau, ar ne, kaip kūrėjo energija pasiskleidė po visą jūsų struktūrą su naujom geometriniam figūrom, gyvybės kodo aktyvacija jumyse. Jūs jaučiate dabar skirtingus pojūčius. Tiek kūne, tiek, ar ne, tiek emocijų, tiek mintyse, galbūt iš vis nieko nejaučiat, o tiesiog gėritės tą harmoniją, kuri vyksta jumyse. Bet jūsų lauke, ar ne, pasižiūrėkit, kiek dalelyčių susiaktyvino. Jos yra gyvos, judančios, ar ne, ir gali būti tiek sidabrinės, tiek auksinės, kurios būtent ir lauks to jūsų įaktyvinimo, įkūnymo realiame gyvenime. Pas ką dar protas aktyvus, ar ne, ir protas nori paaiškinimų, tiesiog leiskite protui keliauti kartu, nes jaučiasi, kad yra pas kai ką protas aktyvus ir bando išanalizuoti tam tikrus dalykus. Protui tiesiog ne visą laiką yra lengva su tuo susitaikyti, nes tai yra nepatirta ir neapčiuopiama, bet proto niekada nereikia nustumti ir nuneigti, leisti jam viską patirti. Kad ir kartais jis išsigąsta, kartais jisai galbūt kuria kažką, kad tai negali būti, leiskit jam vis tiek visur dalyvauti, su juo komunikuoti, nes tik taip bus darna visame kame. Ir atsipalaiduokite dar labiau. Ir galit pradėti jausti, ar ne, kaip reiškia gyvybė visiškai pilnai susijungia. Ir jaučiate, kaip atsiveria ta gyvybės kodas. Ir jūs artėjate patys prie absoliutinio dažnio, prie savo absoliutinės dalies. Ir pradedate jausti šitą būseną, kai jūs jaučiate absoliutinį dažnį, pajaučiate visą visumą. Jaučiate visumą tai tarp kūno, sąmonės, energijos, tarp žemės, tarp kosminės erdvės ir visos kūrinijos. Ir išjauskite dabar tai. Visiškai nebėra jokio atskirtinumo. Susiję viskas. Jaučiat vieną gyvą struktūrą. Jaučiat visiškai pilnai susitikimą su savo žemiška ir kosminė esme.
Ir va ta būsena, kai ateina į vidų žmogaus, atsiveria aiškus pažinimas, nežinojimas, o pažinimas po dalelytę savųjų dalių, savosios struktūros, kuri yra kosminė. Ir žinote, ir gyvybės kodas tai toksai kaip raktas yra, kai susiaktyvina, jis palaipsniui atveria vis naujus ir naujus nepatirtus sluoksnius. Suvokite, kad kūrėjo sluoksnių yra begalė ir absoliutinių sluoksnių yra begalė. Mes jau kūrėjo sluoksnių esame nemažai pažinę. Absoliutinių esame tik tais mažą dalelytę pažinę. Absoliutinius sluoksnius pažinsime vis daugiau ir daugiau, kai nebebus atskirties tarp mūsų visų dalių, o gyvensime visiškai pilnoje visumoje su visa savo struktūra. Ir galit pradėti jausti gyvybės kodas, kaip tampa va dabarties gyvų patyrimu, ką patiriate šiuo metu. Jaučiate tą būseną, vidinį aiškumą ir labai stiprų ryšį su pačia gyvybe. Ir atsiverk tam. Ir pajausi vidinę kryptį savo absoliutinių dalių. Ir dabar labai gražiai viskas atrodo įsikūnija į mūsų biologiją, į mūsų, reiškiasi, fizinius kūnus, būtent per smegenų dalis. Ir būtent smegenų, reiškia, dalis, jos labai gražiai sąveikauja su visu mūsų biolauku. Jos sąveikauja per biofotonų spinduliuotę. Ir dabar, ką aš matau, ta jungtis, kai vyksta, reiškia, aš matau gijas, matau smegenis, bet mes esam, reiškia, kiekvienas išplėtę tą širdį taip stipriai, kad gaunas, kad kiekvienas esame tame savo širdies rutuly ir visos dalys jame yra. Ir dabar, kai viskas aktyvuoja būtent su mūsų fiziologija, labai stipriai pasijuto srauto įtekėjimas. Nors realiai jau procesų kažkokių nevyksta, bet srautas per fizinį kūną labai stipriai jaučiasi,
Todėl, kad viskas susiaktyvuoja per smegenis. Ir kaip gražiai dabar man parodo, reiškia, kai ta širdis išsiplėtus yra ir žmogus, mes esam savo, reiškia, širdies tam išsiplėtime ir rodo, kaip susidaro dabarties būsenos struktūra, nauja struktūra, tai reiškia būtent šitų naujų apskritimų, naujų dažnių struktūra, kuri susidaro vertikali. Ir būtent per tą vertikalią struktūrą, kurioje yra, reiškiasi, užkoduoti, reiškiasi, nauji gyvybės kodai, kurie eina per kiekvieno jūsų struktūrą, jie gražiai po vieną vis nusileis, nes susiformavo iš tos bendros erdvės, kas įvyko, kai įvyko aktyvacija, ir po to susidarė ta struktūra ir su ta struktūra būtent ir vyks veikimas materijoje, nes po laipsnį vis įeidinės ir išsiskleis materijoje. Labai gražus procesas, net neina nupasakoti viską, ką matau. Ir bandau sudėlioti kaip įmaterinti žodžiais, bet gavau iš karto atsakymą iš savo kosminės sąmonės, kad tai nebūtina, reiškia, žodžiais įvardinti. Žmonės visi jaučia per pojūtį ir sako, ateis viena diena, kada viską matys žmonės be problemų tą patį, kaip viskas veikia. Nes įžodinti, kaip vyksta procesas, reiškiasi matyti visas kvantinės ir reiškiasi visus fizikinius dėsnius ir sakralinę geometriją, kaip viskas juda, tiesiog nėra tam žodžių įžodinti. Bet pojūtį, sako, turite jausti visi, o ateis metas, kada žmonės matys tos procesus, kas vyksta visiškai pilnai. Va. Viskas labai gražiai įsiaktyvino struktūroje, viskas susidėliojo, pats procesas užsibaigė, bet energijas galite jausti. Kodėl? Todėl, kad yra naujas dažnis, kuris įėjo į struktūrą, sukurta nauja struktūra, suaktyvinti gyvybės kodai, reiškiasi gyvybinė energija, jungti su žemės lauku, jungti su kosminė sąmonė. Ir visas šitas procesas, kuris dabar buvo įaktyvintas, išties gali srautas tekėti netgi ir visą parą. Viskas priklauso, kiek jūs leisite tam tekėjimui vykti, kiek priimsite tos energijos, nes jeigu žmogus nepriima, viskas ir vyksta, nėra jokio, kaip pasakyti, pažeidimo žmoguje, todėl kad kiekvienas turime savo laisvą valią. Tai ką aš kiekvienam rekomenduoju, kaip visada, poilsio ir daug vandens po tokių gilių procesų. Ir jeigu, mielieji, norit kažkas tai pasidalinti, kažką pasakyti, tai galite tai padaryti dabar.
Gerai, matau, kad niekas nieko nenori pasakyti, nes iš ties dar srautas tikrai jisai stiprus ir jis tekės, kaip ir sakiau, gali tai būti dar netgi ir parą. Tai išbūkite savyje ir labai prašau jūsų, parašykit man asmeniškai, kaip jums sekėsi. Tai apkabinu jūs visus savo širdimi, leiskit procesams, kad jie tikrai įsiaktyvintų, poilsio ir vandens. Būtinai, nors pusę valandos prašau. Nes kalbu iš patirties, mėlyjei. Apkabinu jūs visus ir iki susitikimų. Su kai kuo net vakare. Iki.